Gamta mus visat stebino įvairiomis keistenybėmis ir įdomybėmis. Mokslininkai kiekvieną dieną atranda vis naujų gyvių ir jų rūšių. Šiandien mums pristatysiu 10 mūsų nuomonė šiuo metu keisčiausių žemės padarų. 10 vieta – raudonasis uokaris. Tai beždžionė šviesiai raudonų veidų, kuris nusako jų stiprybę ir gerą sveikatą, taip pat padeda išsirinkti draugą, su kuriuo lengviau išgyventi miške. 9 vieta – narvalas. Tai lyg jūros vienaragis iš pasakų, kuris iš tikrųjų egzistuoja. Iš tikrųjų, tai ne ragas, o dantis, kuriame yra nervai padedantis narvalams justi ir geriau gaudytis aplinkoje. 8 vieta – žalioji lietaus varlė. Tai gyvis primenantis akmenį su rankomis. Šios varlės gyvena Pietų Afrikoje, dažniausiai prie dirbamos žemės ir užmiesčiuose, kur joms ir vieta. 7 vieta – puslesnukis ruonis. Iš pažiūros paprastas ruonis iš tikrųjų turi gana keistą savybę. Patinai ant savo galvų turi pripučiamą pūslę, kurią jie pripučia lyg balioną, norėdami pasirodyti prieš pateles ar pakonkuruoti su kitais patinais, kurių balionas didesnis. 6 vieta – šiurkščianugarė šikšnožuvė. Tai žuvis primenanti šikšnosparnį, tačiau turinti dar vieną ypatingą savybę – raudonas lyg padažytas lūpas. Dažniausiai šikšnožuvė aptinkama netoli Atlanto vandenyno pakrančių nuo Šiaurės Karolinos iki Brazilijos. 5 vieta – giliavandeniai kalmarai. Tai labai giliai jūroje gyvenantis padarai su žmogaus primenančiais dantimis. Taip pat jie turi 8 kojas ir 2 čiuptuvus. 4 vieta – kuoduotasis elnias. Tai mažos populiacijos elnių rūšis, kuri išsiskiria vampyro primenančiomis iltimis. Ši elnių rūšis gyvena Burmoje ir Kinijoje. Taip pat jie turi nedidelį kuodą ant savo galvos, dėl to jie ir pavadinti kuoduotaisiais. Iltimis šie elniai kovoja prieš kitus ir užstoja savo draugus. 3 vieta – akloji kurmiažiurkė. Tai žemę rausiantis Eurazijos žinduoliai, kurie yra beveik akli. Keista, bet jų akys yra gero regėjimo, tačiau ant jų po šių kurmiažiurklių evoliucijos pradėjo augti oda ir dabar jie akimis gali atskirti tik šviesą ir tamsą. 2 vieta – saiga antilopė. Tai reta antilopė rūšis gyvenanti Mongolijoje su keista veido forma ir straubliuku ant jo. Šis straublys antilopai padeda sušildyti šaltą, įkvėptą orą, taip pat apsaugoti plaučius nuo dulkių ir kitų oro teršalų. 1 vieta – okapis. Tai keistas žirafos ir zebro hibridą primenantis gyvūnas, randamas netoli Kongo Respublikos. Keista tai, kad okapis yra giminingas su žirafa genetiškai, tačiau su zebru gimilingų ryšių neturi. Todėl nežinia, kaip ant šio gyvūno atsirado šie dryžiai.